Mėlyjei, turbūt jau matėte plakatą mūsų, kuris iškabintas visose skelbimų lentose, interneto svetainėse ir daug kur Lietuvoje išplatintas. Čia yra rašoma apie tą tautos vienimo sąšauką, piliakalnių šviesa ir prasideda tais gražiais žodžiais: ašara Dievo aky, Lietuva, ką tu veiki. Tai ypač akcentuojame Lietuvą, ką tu veiki. Mes turim pereiti prie veiksmo. Veikti visur, kiekvienas pilietis, kiek kur galime. Kai kam kartais atrodo, kad čia trupučiuką ant tų piliakalnių, aukurai, laužai, nereikia ten didelių laužų. Mums svarbu uždegti kiekvieno lietuvio širdyje tą ugnelę, švieselę. Ir kai kas sako, kad čia gal pagonybė kvepia. Ne, netiesa. Čia mesgi net Vydūno žodžiais rašom, kad atverkime, tegul tos piliakalnių ugnys atveria mūsų akis šviesop, o širdis dievop. Ir mes, kada kalbam su vyskupais, su bažnyčios atstovais, mesgi sakom, ten mūsų istorija, ten mūsų ne tik Lietuvos, bet viso pasaulio garsiausias kultūros paveldas, tie piliakalniai, ne viena šalis to neturi. Ir ten mūsų istorija, ten mūsų kariuomenės guli. Tai mes atsiremkim ant tų mūsų praeities kariuomenių griaučių tų. Ir jokia čia ne pagonybė, čia bažnyčia dažnai klebonai iš pradžių lyg tai akcentavo, bet dabar jie išvien eina kartu su mumis ir mes visą laiką Lietuvai pagražinti draugiją su bažnyčia, nes kiekvienoje valdyboje yra bažnyčių kunigų. Tai aš manau, kad ir bažnyčios atstovai turėtų kartu su visuomenė pakilti ant tų piliakalnių ir įkvėpti. Jiegi mūsų dvasios milžinai. Jie turi mūsų dvasią pakilėti ir ugdyti mūsų tautos savimonę ir patriotizmą ir bažnyčios mūsų vadovai. Tai mes labai kviečiame kartu tai. Matome tą mūsų nuostabų į Vilnių ir matome, kiek šiandien žmonių čia plaukia, ekskursijos grupės, užsieniečių, lietuvių, lenkų, amerikiečių, vokiečių. Visi čia grožisi to Vilnium. Tikiuosi, kad ir rytoj, mūsų valstybės dieną, čia bus pilnas žmonių. Čia suplauks žmonių jūra, kurie irgi ir padalyvaus šventėje ir pasigrožės šito nuostabiu vaizdu į mūsų pasakišką miestą Vilnių. Такие у нас так. Мы только 18 лет были свободны. Нас в 20-м лесу оккупировали даже поляки здесь. В 20-м году мы в 18-м, как и вы, создали государство после царя, как его свергнули. 123 года царской оккупации. Но хотя мы во времена Витоса 180 лет владели всей Россией. Они нами владели. Ну, что ты выйдешь? Писатель советский,